Labas rytas, pagaliau normaliai išsimiegojom. Atsikėlėm, apsirengėm, jau prašvito lauke, kaip matote. Mašina šildoma, o mes judėsim dabar į Reindeer Farm. Pažiūrėsim elnių. Pasilikom šitą visai dienai elnių stebėjimą. Tai pasimatysime, kai ten važiuosim, nes valanda kelio. Kokia žiema! Čia šiauriausiame taške, kur mes atvažiavom. Koks čia miesto pavadinimas? Sodankyloje. Šio miestelio pavadinimas toks yra. Labai prisnigę. Daug. Pusnių kalnai. Bet čia šiauriausia vieta yra iš visos Suomijos, kur mes atvykom. Tiesiog balta. Visur. Šiuo metu temperatūra yra -14. Šioje vietoje, kur mes esame, saulė kyla 11 valandą šiandieną. Kilo. Dabar yra 11:45 ir saulė leisis 1:40. Tai labai greitai. Ir dienos ilgumas yra 2:30 maždaug. Ir mes turim labai mažai šviesos ir dabar jau atrodo kaip naktis, nes praktiškai už 2 valandų viskas bus tamsu. Tai turim skubėti pasižiūrėti elniukų, nes kitaip nieko nematysim. Ačiū Dievui, kad iki vietos, kur mums reikia būti, yra tik 33 minutės kelio. Neilgas atstumas. O važiuojame tokiais baltais, nuostabiais apsnigtais miškais aplink, grožis. Esame prie posūkio link elniukų fermos. Važiuojam. Liko 2 minutės. Už 300 metrų pasukite kairėn. Pagaliau atvykome. Dabar mes esame šalia elnių restorano Kopara. Eisime įsigyti bilietų elniukų tako aplankymui. Išlipam į elnių kvartalą. Kopara. Einam, nusipirksim tikit. Gerai. Dirbam nuo 10 iki kiek, iki 3? Iki 4. Ok, einam. Pirkti tam reikia. Čia parduotuvėlė už mūsų. O čia kebros sėdi. Valgo. Kągi, reikia užsikliuoti mums lipdukus, kuriuos mums davė. Čia lipdukai. Taip. Artė nesuprato, bet apsimetė, kad supranta. Ir dabar mes varysim pažiūrėti ir pamaitinti elniukų. Tu dar nuo vakar turi kitą. Jų kolekciją visą. Tai tegu būna jo. Čia užkliuosi. Beveik nesupratom, kur eiti. Einam ieškoti elnių savarankiškai. Čia kažkoks ženklas. Ieškam kaip nueiti į elnių taką. Slinga į akis. Va, radom. Sakė sekti ženklus. Tai va, taip ir sekam. O laukai sninga, balta. Akina netgi akyse. Nežinau. Jaučiuos kaip eskimas pasirengęs. O šiandien nebėra 27 šalčius čia. Čia iš vis 13-14 laipsnių šalčių. Tai tikrai nesušalsim. Ir apsirengėm kaip 20. Jo. Ir plus dabar bus mūsų pirmas toks pasivaikščiojimas po mišką Suomijos, jau grinai Laplandija, širdy. Pasivaikščioti. Fainiai, dar sninga. Ir šiauriai. Šiaurės sninga. Oi, jau matom.
Jau matosi, Andžiau jau mato. Andžiau pamatė elnius. Ir tu visus išbaidys. Jau eina toli nuo Andžius. O, kokie atrodo. Žiūri. Ar duosim kokio maisto? Kokie mėly. Ateina. Žiūrėkit, kokie čia grožiai. O, vienam ragas biškai nulūžęs. Kitam viskas idealu, ragai simetriški. Vaikšto ratas. Kaip kalėdų senelio. Geras, taip ratas ir eina. Kaip kalėdų senelio elniai. Taip, tai sakau Rudolfas yra. O kuris yra Rudolfas? Tai šiandien. Šitas bus Rudolfas. Andžiai eidavo pamaitint elnius. Yra tokie kaip kumbių kormai. Aišku, ne visi alkani. O, šitas alkanas. O žiūrėk, koks mielas. Maistelis. Ėdantis. Oi, visus dabar išmaitink. Ir šitą. Ir tave maitinti, ir tave. Mažas, mažas. Šitas negavo dar. Jie tu pribiro pusę. Bet buvo nori. Visus maitink. Gerai, šitos visus, aš manau, jau primaitinom. Primaitinti jau viskas. Ką tu čia ieškai? Ką? Ėsti nori? Jau davėm tau ėsti. Kiek galima? Ką? Kokius kanopus tavo? Rimtus kanopus. O tavo? Raugutai gražus. Nu, žodžiu, labai patinka mums čia. Labai. Vau. Vis dar vaikštam tuo taku, bet jis kol kas nesibaigė. Aš iš tikrųjų ką, tik jau prasidėjo. O grinai į vieną pusę ir į kitą pusę yra tvarai, turi vien tik elniai. Kaip tik pažiūrėsiu, čia jų daug. Labai daug. Šitie ėsti, sakė, negauna, tai eisim pašerti. Matau, ten jau yra bliūts. Pašersim ir šituos, tu matai, žmonės. Radom dar vieną šėrimo vietą. Bet čia tie patys. Tiesiog mes ratu einam, tai juos. Jau ateina, tik ne tas pats čia. Ne, kameros nevaldo. Ne? Jau atsivalgė, yra tų kamerų. Taip pagalvojau, kad aš irgi visai mielai norėčiau užsiimti elnių ūkiu. Bet aišku, jų nepjaučiau. Nes čia yra ir patiekalų iš jų, tai ne kažką norėčiau tiesiog auginti. Radom dar vieną tokį namuką. Duris mažas, pažiūrėkit. Kokios duris, kokia Andžia. Kas čia? Kiek kailių? Daug kailių, sako. Einam pažiūrėti. Čia parisėti? Geras. Jo. Tu uždaryti duris. O tamsu čia. Nieko, čia daugiau nesimato, o čia kailiai yra. Geras. Padėti. Kas manai viešą pažiūrėjau? Šitų elnių. Tai šitoks dėžutė. Kas ta dėžutė? Nežinau. Nežinau. Nesimato. Bet čia kaip... Vo, dabar turim apšvietimą.
Kas čia per patalpa? Šilta, nes va krosnis kūrenama. Pasėdėti, pasišildyti, suoliukai. Alkova paruošta. Geras, va. Vaikštai. Ir sau randi, kur šiltai pasišildyti. Fainai, pagalvoti apie tai. Super. Va čia ant tų kailių galima, reiškia, atsigulti. Reikia man prisidžiovint pirštinę. O, ant čia džiovinas pirštinė. Kur apseilių elniai. Jau. Reikia išbandyti vieną kailį. Kaip čia ant jo gulasi. Taip, minkštai sakyčiau. Nors kailis padėtas ant lantų, bet sakyčiau visai minkštai. Storas kailis, ką reiškia. Wow. Reikia kokį malką įmesti. O, čia buvo įmesta viena. Neseniai. O, įmečiau dar vieną. Gal dar vieną ir užteks. Kad nesprūktų pečių. Ką manai apie šią fermą? Šitą fermą tikrai rekomenduojame aplankyti, nes yra labai fainai, jauku ir galima paliesti ir pamaitinti elnius. Taip pat radom namelį, kuriame gali net savo malką įmesti į židinį ir paglostyti tikrą elnių kailį ir pamiegoti, jeigu pavargai. Tai visoje Suomijoje mes ieškojom, kur yra geriausia aplankyti elnius, tai užskaitau čia vietą. O įsukom čia į tokį posūkį, pamatėm namukus, kuriuose yra šopas, gifų šopas. Nors mes jau daug prisipirkę, bet reikia dar kažką. Marta suvalgo savo skanumyną, batonėlį su cukrum ir varom. Čia sniego irgi daug, kaip visur kitur. Va, einam. Arturalio. Ką pasimsim? Noriu atsigerti vandenį. Medžiai ištroško. Suomijai. Aš irgi. Varom gifų šopą. Paieškosim dar daugiau daikčiukų. Nykštukai mėly. O mergaitė moteris apsiverkusi. Turbūt nykštukas buvo negeras. Einam? Eime. Alkoholis. Skanumynai, kartumynai. Syrupas. Nu, kaip žaisliuk. Gal vieną husky reikia nusipirkti. Kiek jie? Nieks nežino. Ai, 16 eurų. Rankasi peilį. Papasakok apie peilį. Na, jie šiaip peilį, turbūt ir su kaulu. Tai yra su ragu, eini. Su kaulu. Yra su kaulu, čia. Kaulas. Ir jinai kaulas. Ok. O visi kiti yra su ragais, bet nepilnai ragas, ne? Tik tai medinio dalis. O čia kaulas. 288 eurų. Wow. Čia yra medžio dalis, o čia rago dalis. Kur ragus? Čia arba kaulas, čia. Nežinau, Arta. Artai viskas buvo brangu, bet dabar kai perka, tai perka labai brangus daiktus. Na, kaip gal suvenyrai. Neaišku, kada čia atvyks. Jau dabar jau nebeaišku. Andžiai šitas svarbus suvenyras. Taip. Matyti iš kažkokio elnio Širdies. Neparkas 55 eurų. Jo, tai turite ugnį. Ugniai 20 eurų. Šiandien Artai yra šopinimuose nuotaika. Labai įnirtingai ieško dovanėlių, suvenyrų. Tai savo atminimui. Kadangi mes Laplandijoje, gal reikia įsigyti kepurių laplandiškų. Labai norėjau pamatyti, kaip atrodo suomiški batai, nes man buvo labai sunku su batais įsirinkti, Lietuvoje nusipirkti. Ir buvau, su visais buvo šalta, o pasirodo reikia rimtų elninių. Tai tada tikrai nesušalsi. O pirštinė, aš jau tikriausiai iš huskio kailio. Ar gali būti iš huskio? Jo. Eiktas, ar tai tinka? Kaip kaina?
16 eurų. Norma, tokius Nu, prikolnus. šitie 17 bus pigesni. Geras. O, turi pėdutę netgi. O, Dieve, negi čia iš šuns. Gaila, kas šuniui čia dabar nuplikė. Ar čia mirusių haskių? Ai, čia dar ne. Nulupo šunį, Ar čia sakau. pagal pagal? Labai patinka šitie su elniukais. Tikrins ar tiktų. Greičiau. Gal ne. Viskas. Manau, viskas apėjom. Einam. Okay. Nučaržins Arturėlį. Ir po to vėl bus liūdnas. Atėjom į kitą parduotuvę. Visai šalia. Iš 50 metrų. Čia jau kitokie matėsi. Prabangesni dar kažkokie. Suvenyrai. Jo, šūjų pavirtinė. Eina. Su Arte prisipirkom daikčiukų belė, kiek išleidom pinigų. Čia buvo nupirkau kandžią norėjo. Jo. Jeigu Arte brangius ima, tai ir aš. Kandžią dar brangiai. Tai dar brangius jums. Vaizduojat, šiuo metu yra 3 valandos tik tai. Nerodo. Ai, nu va. 3 valanda jau tamsu. Baisiai tamsu. Nu ir kągi, atvarėm į Pohjantachį supermarket. Vakarui kažką reikia nusipirkti, pavalgyti. Gal alko reikia nusipirkti. Yra muladas, pomidoras, dešra. Ką čia suomi rašo? Kvietinis batonas, vertinas salotus, rūkytų elnių įdaras, saulės agurkų kibiras. O Dieve. Kas tas saulės agurkų kibiras? Rūkytas elnius. Palmės auga parduotuviai. Kokie gražūs. Faini. Apsitreikinam. Kągi, grįžom atgal į savo nakvynės namus, pasiruošim vakarienę ir planuosimės rytojaus dieną.